Ar raudonai įkaitintas metalinis kamuoliukas kris pro vandenį greičiau nei jų kambario temperatūros metalinis kamuoliukas? Ir mūsų eksperimento sustatymas atrodo taip. Turime aukštą stiklinį cilindrą, į kurį pripilsime verdančio vandens. Ilgas metalinis vamzdis, kad turėtume tiesią kamuoliuko trajektoriją į mūsų cilindro centrą. Ir 20 mm skersmens kamuoliukai, kurios dalį mesime šaltus, o dalį pakaitinsime su dujiniu degikliu. Pirmiausia, pažiūrėkim, kaip elgiasi šaltas kamuoliukas. Ir 3, 2, 1. Metalinį kamuoliuką pakaitiname iki 300 laipsnių, nes pasak šio straipsnio, kurį atliko KTU universiteto mokslininkai, būtent 300 laipsnių kamuoliukas ir arti virimo esantis vanduo sukuria idealias sąlygas jam kristi greitai. Krisdamas karštas kamuoliukas užverda aplinkui save esantį vandenį ir sukuria oro kišenę, kuri primena torpedą arba bombą ir dėl to krinta daug greičiau. Pasak tyrimo, pasipriešinimas sumažėja apie 10 kartų, o kritimo greitis padidėja iki 30%. 3, 2, 1. Ready, go! Ir matome, kad karštas kamuoliukas yra greitesnis tiek pasak straipsnio, tiek pasak mūsų tyrimų.